Sveikinam priešininkų komandą su iškovota pergalė ir pirmų sezono titulų, Lietuvos taurės, federacijos taurės laimėjimu. Mums tik tai belieka apgailestaut, kad mums tų rungtynių nepavyko davesti iki galo ir mums patiems džiaugtis tą pergalę. Ar jau didžiausia problema buvo nuovargis? Kaip pasakyti, be abejo tai buvo viena iš priežasčių, bet vis tik tai užpirmavus 14 taškų labai mus išmušė iš vėžių priešininkų aikštės gynyba ir skaitau vis tik tai tų žaidėjų, kurie nebūtinai prisiskaito prie komandos snaiperių, kaip Artūras Jomantas, kuris šiandien iš 3-2 pataikė 3 taškus ir tikrai labai sėkmingai sužaidęs rungtynes, nors pastaruoju metu to nebūdavo. Donatas Zavatkas. Prašau? Visi sakau, laisvai gali pataikyti taip profesionalai. Kad gali, tai mes matėm, bet sakau, ne visą laiką tai būdavo rungtynėse. Ir vis tiek, jeigu ruošiamasi rungtynėms, yra toj komandai, ką reikia labiau dengti ir ko tiek nereikia, kieno sąskaitą galima šiek tiek padėti. Ką mes ir bandėm daryti, kas mums nepavyko, už ką buvom nubausti šiandien, aš tą turėjau galvoje. Na ką, aš pasakysiu, aš džiaugiuosi ir pačiu žaidimu, gal iš dalies ir, sakysim, charakterių komandos ir žaidėjų, kurį mes parodėm labai sunkių momentų. Bet kaip ir buvom pranašavę susirinkime šiandieną, nepriklausomai ir pirmausim 10 ar pralošinėsim 20, turim žaisti iki galo, kadangi šitų dviejų komandų dvikova visada būna atkakliai ir nepriklausomai nuo komandos, kuri pirmauja daug ar mažai taškų, vis tiek galas sprendėsi panašiai, kaip sprendėsi šiandieną. Na, pasakysiu, mes pasirinkom sėkmingesnį variantą dabar, metėme 3 taškį. Toks pats variantas mums nepapuolė, kai mes žaidėm su Asvelu Prancūzijai, čia daug kas smerkė, gal ne taip, bet šiandieną pagal tikimybių teoriją šitas mums pavyko, džiaugiuosi. Na, norėčiau, ne todėl, kad norėčiau kažkokį pasiteisinimą ar panašiai. Mes irgi žaidėm 7. Pirkevičius buvo 6 minutės aikštelė. Nežiūrėkit, kad ant suolelio sėdi 15 žmonių, keli iš jų po 18 metų. Tai nesakyčiau, kad mūsų pergalę padarė, na, sakysim, geresnė ar panašiai. Paprasčiausia, mes patikėjom savim ir laimėjom. Tik tiek. Ar kas buvo geriau pasiruošęs fiziškai ir taktiškai, paprastai vienas treneris turi savo strateginių sumanimų, kitas turi ir visada teisus tas, kur nugalėjo. Šiandien dienai mūsų strategija buvo geresnė, kadangi likus 6 minutėm iki galo pralošinėti mes pastatėm zoninę gynybą, kuri davė mums vaisių. Bet tai nieko nereiškia, sekančios rungtynės su Žalgiriu viskas gali apsisukti. Kita vertus, jeigu turi 7 žaidėjus, geriau mobilizuojasi ir daugiau ištraukia naudingumo iš kiekvieno iš jų, kadangi visi žino, kad jis turi atiduoti aikštelį maksimumą ir niekas nesislėpia tau už nugaros. Taip, kad 7-8 žaidėjų žaisti pakankama.